Sveiki visi. Noriu padaryti trumpą apžvalgą apie šitą valtį, būtent Tangiri Ortis 400. Su ją jau plaukioju apie 5 mėnesius, 15-20 žvejybų. Ir noriu su jumis pasidalinti savo įspūdžiais ir pastebėjimais. Trumpai apie valtelės parametrus. Modelis Tangiri Ortis 400, ilgis 392, plotis 175. Pats išplanavimas. Rinkausi tokią komplektaciją su 2 daiktadėžėm priekyje, bet jos susijungia tarpusavį. Aišku, nekreipkite dėmesį, dabar lengvas bardakėlis viduj. Taip atrodo daiktadėžės. Aišku, jos sauso tipo, nes dar norėtųsi, kad būtų apklijuotas kilimu, bet čia smulkmena. Taip, dar vieną tokią mini daiktadėžę turim priekyje. Aš čia laikau virvę ir kitus tokius smulkius dalykus. Toliau turim šoninės daiktadėžės. Čia sudėjau Lowrance Active Targeto modulį. Čia yra dar masės atjungėjas. Tada kairiai pusiai dar viena daiktadėžė. Čia dar galima ir spiningėlio dėkliukų susidėti. Čia arba kumas. Čia kiekvienam savai. Ir dar turim vieną daiktadėžę gale. Šią pompą vandens išmetimą. Ir taip. Ką dar mes čia turime? Ogi turime, kas į komplektą įeina valdymo blokas. Tai yra navigacinės šviesos, denės šviesos įsirenginėjau pats, tada vandens pompa ir papildomas tuščias mygtukas kažkam pasidaryti. Dar turim, tuo įjungsiu masę, dar turim device'ą, kuris rodo jūsų apumo voltažą. Taip va atrodo valtelės išplanavimas. Pabandom padaryti šiokį tokį stabilumo testą. Galiu drąsiai stovėti čia. Nebaisu ant šito borto. Vienu žodžiu, drąsiai vaikštau po visą valtelę. Dar uždedam. Op. Drąsiai galiu stovėti ant borto. Taip, valtelė pasvyra. Per kamerą tai atrodys dar labiau, bet realiai valtis stabili. Kai ieškojau savo valtės, visų pirma norėjau nedidelės, tai 4-420, kad galėčiau lengvai kur įsileisti. Jolab, kaip mes turim tokius slipus, arba iš visų neturim.
Bendrai paėmus šita valtis visai nieko galima sakyti. Ta prasme, galėčiau rekomenduoti. Tai pliusas, stabili, nedidelė, gali daug kur įsileisti. Naudoju respo priekabėlę, vėliau parodysiu. Good, viskas good. Apie pačius minus. Vis tiek jų yra, bet yra nedaug. Tai parodysiu kelis minusus, ką pastebėjau per tuos kelis mėnesius. Tai gal pagrindiniai minusai būtų tokie, jie nedideli, bet vis tiek. Valtelė šita kainuoja tikrai nemažai. Tai va, vienas toks minusiukas, jis gal ne minusiukas, bet kai moki pinigus ar gal pats darytum ir taip toliau, tokių netikslumų, kaip čia pasakyti, netolygumų, nelygus tarpeliai, iškilimai. Bet čia žvybai netrukdo, smulkmena, bet prikibti prie kažko reikia. Kitas minusas tepasas. Tepasas yra nestandartinis, su tokiu kaip kūgio formos. Tai standartiniai tepaso tvirtinimo laikikliai kaip ir tinka, kaip ir ne. Juos reikėtų dar šiek tiek apdirbti ir tada viskas puikiai tinka. Dar prie minusų, daugiau kaip ir minusų neturiu. Dar vienas, kėdutė. Žiauriai patogi, mažytė, tikrai smagi kėdutė. Kėdutė yra, va matote. Koks jos minusėlis, taigi jeigu gaunate lietaus ir jinai peršlampa. Jei išdžiovint, žinokit, yra reikalai. Džiovinau ilgai. Įsigeria kai kempinė ir išdžiovinti yra reikalų. Ir niekur nėra nusimti tą viršų medžiagą, kad išdžiovint vidų. Tai o toks dar vienas būtų minusėlis. Turbūt iš tų pačių minusų. Kaip ir tiek. Dar ko nepaminėjau, kas dar man patiko šitoj valdeliai, to įsijungsiu masę. Platus bortas. Ir mes turime daug vietos po juo. Ir parodysiu, kaip susimantavau šviesas. Labai gražiai viskas tiko, priglūdo. Tai va. Taip turim navigacinės šviesas. Čia susimantavau ant reilo Ramo laikiklio Lorentz 12, lazda ir dar papildomai susimantavau Reiglazos laikiklius kamerai. Tai patogiai turiu pasidaręs, užsidedu kamerą, filmuoju ir palengvina daryti nuotraukas su laimikiais. Deja, neturiu daug ko papasakoti apie plaukimo savybės, nes neturiu motoro. Kai įsigysiu motorą, galėsiu daugiau kažką pakomentuoti. O dabar plaukiam į krantą ir galėsiu parodyti, kaip įsirengęs priekabėlę, kokį tentuką pasisiuvęs ir visą kitą.
po priekabą. Modelį parašysiu kažkuriam kampe. Neatsimenu dabar mintinai. Kas patinka, kad su šitą priekabą gali nusileisti ir pasiimti iš sėkliai. Tai yra labai didelis privalumas, kaip jau prieš tai minėjau, kada mes neturim geros infrastruktūros, sklypų ir viso kito. Ir dabar, aišku, video nematote, ratai yra net tie pusė. Ir aš gražiai savo į kelius. Jas po priekabėlę. Čia chebrytė norėtųsi pasidaryti tiltelį, kai reikia užlipti ant priekabos. Jau esu įkritęs, paslidau ir įkritau, tai šitas yra dalykas būtinas. Taip, pati valtelė guli ant priekabos, viskas ant ratukų. Paminėsiu labai fainą dalyką, ką pasigaminau ir rekomenduoju. Iš aliuminio kampukų pasidarau tokį tvirtinimo laikiklį ir prie jo pritvirtinau bautbakalus, tvirtinimo diržus. Pademonstruoju, kaip jie veikia. Taip užsikabina už borto ir taip gražiai prisitvirtina. Labai fainas dalykas, labai patogus. Daug kas klausinėjo, ar nebraižo borto. Ne, galiu drąsiai sakyti, kad ne. Po beveik pusės metų naudojimo nėra net nei žymės naudojimo. Nes pats kablys yra gumuotas ir minkštas ir nebraižo jūsų valtis, nes daug kas kabina čia už kilpų, deda papildomus paminkštinimus, kad nepratrint diržo, o čia nieko, tiesiog atleidau, nuėmiau ir viskas. Ir lygiai taip pat užsidėjau vieną, užsidėjau kitą, oi, tai viena ranka neišeina, užsidėjau kitą ir viskas, valtis yra pritvirtinta. Labai fainas dalykas. Papasakosiu apie tentuką. Tentuką siuvausi pas Iriną. Trumpai papasakosiu, kokie buvo priimti sprendimai. Visų pirma, su Irina pasitarėm ir padarėm tento tokius išpjovimus ant kampų. Kodėl to norėjau? O norėjau dėl to, kad būna dažnai tentai susitraukia ir labai sunku užtempti ant valties borto kampų. Toliau kita yra terkšlė, kuri įtempia tento diržą, kuris eina per visą valties perimetrą ir gražiai puikiai įtempia. Toliau dar padarė tokias kišenės klampiams, papildomai primontavo timpas, kad geriau ir gražiai įsitemptų pats tentukas.
Dar paprašiau, kad man pasiūtų tentą tik tai ant valties. Taip gražiai čia atsisega. Čia dar tokia sagtis yra. Ir gražiai apgaubia motor gaidą. Nenorėjau aš papildomų skudurų ant pačio variklio. Tai nusprendžiau padaryti taip. Visai patogiai.